Vienas vaikinas skurdžiai gyvena Anglijoje ir visuomet trūkdavo pinigų. Vieną dieną jis išgirdo, kad Amerikoje galima išbandyti savo laimę ir tapti turtingu. Taigi nusprendė keliauti ir į Ameriką, bet buvo viena problemėlė, nes laivo bilietas buvo labai brangus ir kainavo labai daug, o pinigų jis neturėjo. Tačiau jis dirbo kiek galėjo, kol užsidirbo tiek pinigų, kad galėjo nusipirkti bilietą. Ir kadangi kelionė turėjo tęsti daugiau nei 2 savaitės, o vaikinui reikėjo maisto, mama įdavė į rankas stambų juodos duonos kepalą ir atsisveikino. Įlipęs į laivą, kad vėjas per stipriai nepūstų, jaunuolis patogiai įsitaisė tarp 2 laivo kaminų. Duonos jam turėjo užtekti, nes buvo labai apsiskaičiavęs, vieną riekė per pusryčius, vieną riekė per pietus ir vakarienę irgi vieną riekį. Dieną po dienos jis miegojo tarp 2 laivo kaminų ir 3 kart per dieną valgė po riekį duonos. Bet naktį miegoti ten tarp kaminų irgi nebuvo šilta, buvo šalta. Ir ta juoda duona irgi nelabai pasotino jo. Karts nuo karto jis pavydžiai žiūrėjo pro langą į laivo valgyklą, kur keliautojai sočiai ir skaniai pavalgydavo. Kaip labai norėjo jis irgi ten sėdėti, sočiai ir skaniai pavalgyti, bet jis neturėjo daugiau pinigų. Visą išleido tik bilietui. Ir teko save sutramdyti ir pakentėti. Bet po 10 dienų jis nebegalėjo susivaldyti, jis ėjo į valgyklą ir užsisako patį pigiausią patiekalą ir greitai jį sukirto. Po kažkiek laiko pasirodė padavėjas ir paklausė, ar jis nenorėtų dar deserto. Ir ten dabar to vaikino sąžinė stipriai graužė ir jis pripažino, kad neturi pinigų susimokėti net už jau suvalgytą maistą. Pardavėjas sutrikęs paklausė, kokių pinigų? Ar nežinai, kad maitinimas įeina į bilietų kainą? Kaip manote, ar vaikinas toliau valgo savo juodą duoną? Tikrai ne. Nuo to momento visiškai pasikeitė jo kelionė. Visiškai. Kodėl? Dabar jis žino, aš galiu čia valgyti, jau sumokėta. Aš galiu tai naudoti. Ar mums tikintiesiems nebūna kartais taip, kaip tam vaikinui? Mes esame išgelbėti. Mes turim kišenėje bilietą į dangų. Mes esam Dievo vaikai. Bet klausimas yra toks, kas įeina į bilietų kainą? Kas dar įeina ten? Ką dar Dievas mums duoda prie to, kad esame išgelbėti? Jeigu žinotume, kad dar Dievas mums nori duoti per Jėzų Kristų, pradėtume dar nuo šiandien kitaip gyventi, garantuoju. Evangelija ne tik išgelbėjimo priemonė, yra išgelbėjimo priemonė, bet ne tik, o dieviška jėga jau gyvenant su Kristumi atsiriboti ir atsisakyti dalykų, kurie mums trukdo. Evangelija taip pat mums suteikia galią ir teisingai mąstyti, pradėti kažką veikti dėl jo. Tai yra tikra Evangelija. Ne tik, kad mes būtume išgelbėti, bet kad mes gyventume kaip išgelbėtieji. Ir čia dabar aš noriu paleisti vaikus į užsiėmimą kartu su Ilona ir suaugusiems toliau pamokslausiu, gerai? Kas nori išeiti, tai iš vaikų suaugusiem neleidžiam išeiti. Šiandien kalbėsiu apie vieną vaikiną iš Biblijos,
jo tėvas buvo ūkininkas ir jie turėjo gyvulių. Vieną dieną dingo 2 asilės. Ir tėvas jam liepė ieškoti jų kartu su tarnu. Jie ieškojo 1 dieną, 2 dieną, bet vis jų nerado. Tarnui šovė į galvą puikiai mintis eiti pas regėtoją, pas pranašą ir paprašyti jo pagalbos. Gal Dievas galėtų jiems per pranašą pasakyti, kur asilės ir tada greitai suras jas. Taigi jie ėjo pas pranašą Samuelį. Bet prieš atvykstant pas pranašą Samuelį, Dievas jau 1 dieną anksčiau kalbėjo pranašui ir pasakė jam, rytoj tuo pačiu laiku atvyks vyras su tarnu, ieško savo asilės. Ir jis didvyris, jis karžygys, jis išlaisvins visą Izraelio tautą iš Filistinų rankų. Jį patepsi karaliumi. Tai bus pirmas Izraelio tautos karalius. Ir tarp kitko jo asilės jau surastos. Ir su tokia žinia Samuelis kreipėsi į Saulį, kai jis atėjo, tokiais sakiniais. Ir kas nori atsiversti, Bibliją gali atsiversti, tai yra pirma Samuelio knyga, 9 skyrius. Samuelio 1 knyga, 9 skyrius, nuo 20 eilutės. Jis kreipėsi į Saulį ir sako, dėl asilių pasiklydusių prieš 3 dienas nebesirūpink, nes jos jau surastos. O kam priklausys visa, kas geriausia Izraelyje? Jis jau žino. Argi ne tau ir tavo tėvo namams? Ir Saulius atsakė, aš tik Benjaminas, iš vienos mažiausių Izraelio giminių. Ir mano kiltis menkiamiausia tarp Benjamino giminės kilčių. Tad kodėl sakai man tokius dalykus? Klausyk, mums nepriklauso viską geriausia, kas yra Izraelyje. Mums priklauso 1 ūkį, 2 asilės. Kažkiek jaučių, gal kačiuką ten bus, bet tikrai ne viskas, kas čia Izraelyje. Ką tu sakai? Bet apie asilės teisingai pasakė, ne? Kad jau surastas, ieškojo. Jau. Samuelis, pranašas, daugiau žino apie Saulų, negu jis pats apie save. Saulius net negalėjo nujausti, kad 1 dieną jis taps karaliumi. Pirmoji Dievo tautos karaliumi. O kieno dėka jis taps valdovu? Ko jis nusipelnė? Nieko. Jis nekylo karjeros laiptais, jis nesistengė ir nesimokė, kad 1 dieną jis galėtų užimti tokias geras pareigas. Niekada negalvoju apie tai. Jis tiesiog sąžiningai dirbo savo darbą. Buvo geras klusnus sūnus ir arė žemę. Dievas žinojo, kas jame yra. Jame yra karalius. Bet jis pats nežinojo, dirbdamas prie jaučių. Dievas tave pažįsta, jis puikiai žino, ką tu sugebi. Jis daugiau žino apie tave, negu tu pats apie save. Jis žino, kas tavyje slypi. O gal tavyje yra karalius? Nebūtinai politinė prasme. Tavyje slypi žymiai daugiau sugebėjimų, negu tu įsivaizduoji. Jeigu žinotum, ką Dievas tau per Jėzų Kristų nori duoti, tu šiandien jau gyventum kitokį gyvenimą. Garantuoju. Ar tu žinai, kas įeina į bilietų kainą? Ką Dievas būtent ir tau dovanojo dar prie to, kad tik išgelbėjo tave? Pasaulio kūrėjas visada turi planą viskam, ką sukūrė. Jis turi planą ir tau.
jis turi numatęs tau užduoti, kuriai būtent tu esi sukurtas. Tai jis leidžia tau augti ir patirti daugelį dalykų gyvenime, kad bręstumai tam pašaukimui. Tu esi unikalus žmogus, gebantis atlikti būtent tą užduotį, tą pareigą, tą poziciją, kam esi sukurtas. Ir būtent ten esi naudingas ir didelis palaiminimas ir kitiems. Aš įsivaizduoju, kad Dievas danguje galvoja, vieną dieną reikia, kad būtų atliktas, sakykime, šitas pareigas, arba šitą tarnystę turėtų būti. Gerai. Tam aš dabar sukursiu žmogų, sukursiu tave, kad tu, kai užaugsi, kai išmoksi kažką bręsi, kad tu kad tu atliktum būtent šitą užduotį. Taip Dievas galvoja. Tai aš neturiu visada omeny, kad čia yra kažkokia aukštas pareigas, kažkokio valdytojo arba lyderių, bet gali būti kažkokia tarnystė. Dievas tave sukūrė ir jis turi planą tau, kad tu patektum būtent į specialių vietą tau. Ir kai tu pateksi ten, tu būsi pilnai savo vežime, savo kailyje, tu atrasi savo vietą. Ir tada tu turėsi vidinę ramybę. Aš nenoriu pasakyti, kad tada seksis viskas gerai, aš nenoriu pasakyti, kad tai lengvas kelias tada bus, ne. Bet tu tikrai žinosi, Dievas su manim ir Dievas man pastatė čia ir aš esu ten, kur Dievas nori. Ir esu patenkintas viduje. Kuo didesnis pašaukimas, tuo dažniausiai ilgesnis ir pasiruošimo kelias, kol tu bręsi ir iš tikrųjų tinki į tą vietą. Iki šio momento Saulius tik galėjo nuspėti, kad kažkas bus atskleista apie jį, bet jis dar nežino kas. Samuelis pakvietė jį į puotą ir davė jam geriausią mėsos gabalą ir kitą rytą palydėjo jį iš miesto ir sakė, skaitome 27 eilutę, liepk tarnui paėjėti pirmą mūsų ir kai jis bus paėjęs, stabtelk valandėlį, kad galėčiau tau perduoti žodį iš Dievo. Paėmęs indelį aliejus, Samuelis išliejo jį Sauliui ant galvos ir pabučiavęs jį tarė. Argi viešpats nepatepė tavęs savo tautos Izraelio valdovų? Tu turėsi valdyti viešpaties tautą ir gelbėti ją iš visų priešų rankų. Koks žodis? Sauliau, Dievas tave paskyrė būti jo tautos karaliumi. Tai neapsakomai atsakingos pareigos. Ir aš nežinau, jeigu aš būčiau Saulius, aš pasakyčiau, Samuelį, ar tu nesumaišei mane su kažkuo kitu? Aš ūkininkas, aš tas vaikinas, tas ten toli gyvena. Nieks nepažįsta mane. Tikrai, yra lengva ten užpilti biškį aliejus ant galvos, sakyti, tu dabar karalius. Man reikia daugiau. Negu tu pasakai, man čia yra tikrai, ar Dievas išrinko mane šitai užduočiai. Man reikia kažko, man reikia ypatingo, man reikia ženklų. Ir Samuelis jam pranašavo 7 įvykius kaip ženklus, kad jis tikrai nesuklydo ir Dievas jį išrinko tai užduočiai. Pirmas buvo, jis sako, Sauliau, tu nusileisi nuo kalno, ten bus 2 vyrai. Ir jie tau pasakys, kad asilas jau surastos ir Dievas mažiau pergyvena dėl asilių, o dėl tavęs grįžk greitai namo, vaikinė. Toliau eisi, bus 3 vyrai, jie neša konkretų daiktus, vienas neša ten duonos, jis duos tau duonos, kad galim pavalgyti. Ir toliau jis sako vienas po kito ir galiausiai pasakė tai, kas svarbiausia,
kas būtina ir yra pagrindinė sąlyga tarnauti Dievui, nesvarbu kokioje tarnystė, nesvarbu ar Senajam arba Naujajam testamente. Tai yra ir mums galioja. 10 skyrius, 6 ir 9 eilutė. Ant tavęs, jis pranašavo, ant tavęs nužengs viešpaties dvasia ir tapsi kitu žmogumi. Viešpaties dvasia nužengs ant tavęs ir tu tapsi kitokiu žmogumi. 9 eilutė. Saulius apsigrėžus eiti nuo Samuelio, Dievas davė jam kitą širdį. Ta pačią dieną įvyko visi anie ženklai. Ir tai buvo konkretus ženklai, kurie patvirtino Samuelio žodžius. Taip, Saulius yra Dievo pateptasis. Viskas tikra. Jis kitoks dabar žmogus ir turi dievišką įgaliojimą vykdyti šį pašaukimą. Noriu pritaikyti šią situaciją mūsų gyvenimui. Tu, kuris priėmė Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją, patyrė tą patį, ką Saulius patyrė. Dievas pakeitė tavo širdį. Ta diena, kai jis tave išgelbėjo, tu gavai šventąją dvasią ir patepė tave. Tu esi Dievo pateptasis. Tu esi dangiškojo karaliaus vaikas. Paveldytojas. Įgaliotasis. Kitoks žmogus. Ar tai patyrei? Tu esi Kristaus ambasadorius, Dievo pasiuntinys, vyras, moteris, turintis konkrečią užduotį, konkrečią misiją ir tau duotas visos sąlygos tai įvykdyti su dievišku autoritetu. Ir iš dalies tu puikiai tai žinai širdį, nes tu turi troškimą būtent kažką ten veikti, kažką daryti, kažką tarnauti Dievui konkrečioje erdvėje. Ir kažkas yra tavyje ir tu žinai, apie ką aš dabar kalbu. O gal pasakysi, atleis Edi, bet nelabai suprantu, nežinau, ar turiu pakeistą širdį, aš esu netikras, ar esu Dievo vaikas. Aš stengiuosi būti geras, suprantu, kad man reikia stengtis patikti Dievui ir moraliai gerai gyventi, eiti į bažnyčią, laikytis 10 Dievo įsakymų. O gal tai tu turi omeny, Edi? Ne. Ne tai turiu omeny. Žinok, reikia suprasti vieną labai svarbų dalyką. Tu savo disciplina gali daug ką pakeisti. Gali pakeisti savo kūną ir numesti svorį. Gali imti kažkokią gitarą ir repetuoti ir išmokti groti gitarą arba pianinu. Gali šypsotis visiems žmonėms ir gražiai elgtis, bet negali pakeisti savo širdies. Negali pakeisti savo vidų. Tik tas pateks į dangų, kuris turi pakeistą širdį. Čia yra sąlyga patekti į dangų. Ar tu turi pakeistą širdį ar ne? Jeigu neturi, nepateksi į dangų. Jeigu tu turi, pateksi. Tik tas yra iš tikrųjų išgelbėtas žmogus, kuris turi pakeistą širdį. Tik tas gali Dievui tikrai tarnauti nuoširdžiai, kuris turi pakeistą širdį. Tu gali įsigyti gerą reputaciją žmonių akyse, tačiau Dievo akyse tu būsi priimtas tik su pakeista širdimi. Dabar tau pasakysiu, ką tau reikia daryti, kad Dievas pakeistų tavo širdį. Ir šitas žingsnis tikrai yra nelengvas ir labai rimtas. Dabar klausyk, reikia nuoširdžiai nusižeminti prieš Jėzų Kristų ir pripažinti savo nepakankamumą. Oho, o čia yra sunku. Nes mano ego, mano aš, ir aš esu vyras, aš noriu būti nepriklausomas. Aš noriu būti savarankiškas, autonomiškas. Aš noriu būti pats tas, kuris pasakys, ką reikia daryti ir kaip mano gyvenimą gyventi.
Ir tai atiduoti, tai nelengvas žingsnis. Tau reikia suvokti ir pripažinti Dievui, kad iš savo jėgos niekaip nepatiksi Dievui ir nepasikeisi. Nuoširdžiai ir nuolankiai paprašyk Dievo atleidimo, kad iki šiol bandai pats reguliuoti savo gyvenimą. Jėzus Kristus gyveno tobulą, šventą gyvenimą. Jis numirdamas ant kryžiaus paėmė visas mūsų nuodėmes ir su savo gyvybe mokėjo kainą už nuodėmes, mirė, buvo palaidotas. Dievas jį prikėlė iš mirusių ir jis turi vienintelis teisę, dabar jis gyvas, jis turi vienintelis teisę padovanoti savo teisumą, savo šventumą, kam jis nori. Ir pakeisti širdį, kam jis nori. Ir jis uždavė, davė tokį sąlygą. Jeigu tu kreipiesi į jį, ne tik prašyti, pakeis mano širdį, bet jeigu tu atiduosi visą savo gyvenimą jam, savo valdymą, gyvenimo valdymą jam ir pasakysi, tu būk dabar mano viešpats, tu vadovauk, tu valdyk mano gyvenimą. Tada jis pažadėjo ir taip įvyko, aš manau, daugelis jūsų gyvenimą ir mano gyvenimą, kad jis tada pakeičia širdį. Tada jis pakeis ir tavo širdį. Tikrai suprasti šią tiesą gali tik tas žmogus, kuris jau patyręs širdies pakeitimą. Aš manau, daugelis šioje salėje tai patyrė. Mes esame pakeisti žmonės. Ir jeigu tu nori tapti Dievo vaiku, labai prašome kreiptis šiandien į Jėzų Kristų ir atiduoti savo visą gyvenimą jam. Ateik gal po pamaldų pas mane ir aš noriu vesti tave į susitaikymą su Dievu. Tu gali šiandien gauti pakeistą širdį. Samuelis po šio įvykio norėjo visiems pristatyti naują karalių ir jis šiek tiek kitaip padarė, negu aš tai padaryčiau. Aš pakviesiu visus žmonės, pastatyčiau Saulų čia ir pasakyčiau, čia yra Saulius. Dievas man labai aiškiai parodė, kad jis bus karalius, aš jau pataipiau jį, galima pasveikinti. Samuelis biškį protingiau viską padarė ir jis sako, aš noriu pasirinkti tokį būdą, kad visi suprastų, kad Dievas išrinko karalių, kad visiems būtų aišku, nekiltų abejonų. Ne taip, kad Samuelis, tas pranašas, išsirinko savo karalių. Ne kažkokia delegacija iš tautos atsisėdo ir diskutavo, kas yra tinkamiausias žmogus. Ne kažkokia taryba išrinko jį. O Dievas, viešpats. Ir todėl jis padarė taip. Sako, metam burtas. 20 eilutė. Samuelis liepė prieiti kiekvienai Izraelio giminiai ir burtas krito Benjamino giminiai. Tada Samuelis paliepė Benjamino giminiai prieiti kiltimis ir burtas krito Matro žmonių kilčiai. Galop jis paliepė Matro kilčiai prieiti vyras po vyro ir burtas krito Kišo sūnui Sauliui. Bet kai jo ieškojo, negalėjo rasti. Tad jie vėl teravosi viešpaties, ar tas žmogus čia? O viešpats atsakė, taip, jis slepiasi tarp daiktų. Burtas aiškiai parodė, kad Dievas išrinko būtent Saulių. Visiems buvo aišku, dabar Dievas išrinko. Tik du žmonės žinojo anksčiau, kas bus. Samuelis, jis jau žinojo. Dievas tikrai leis, kad burtas parodytų tą žmogų, kuris man anksčiau jau apsireiškė. Ir dar kažkas žinojo? Saulius. Todėl jis slėpėsi. Jeigu jis nežinotų, jis ateitų į tą susirinkimą, aš esu karalius. Bet jis slėpėsi, jis žinojo, jis giliai širdį jau žinojo, jis buvo pateptas jau.
ženklai parodė, kad tikrai jis. Ir todėl, arba klausimas, kodėl jis pasislėpė. Jis jau yra pateptas žmogus, pateptas karaliumi. Jo širdis pasikeitusi ir pasiruošusi tai užduočiai. Jis jau kitoks žmogus su kitokia širdimi, kodėl jis slepiasi. Kodėl iš vis žmonės slepiasi? Kodėl? Bijo. Visada baimė mus skatina slėptis. Tik baimė. Jeigu tu nori slėptis, tada žinok, kad kažkur yra tavyje baimė. Ko Saulius bijojo? Tai gali būti įvairių baimių. Gal jis bijojo atsakomybės. Dievo tauta vesti yra didžiulė atsakomybė. Lengviausias kelias pasislėpti tarp daiktų. Gal tu irgi bijai atsakomybės? Gal tu irgi bijai atsakomybės? Dar kartą. Ar gal tu irgi bijai atsakomybės ir slėpiesi tarp žmonių? Tarp daiktų? Tarp kasdieninių rūpesčių? Gal pasislėpė tarp vadovų arba už vadovų? Kam reikia šokti į pirmą eilę ir nešti atsakomybę, ar ne? Kam? Lengviau slėptis už kito lyderio, už šefo, už tarybos, už bažnyčios. Tada nesi viešas matomas ir pažeidžiamas. Ką man reikia dabar imtis ir kurti gal namų grupelį ir nešti? Gal tu padaryk ir aš prisijungsiu į antrą eilį. O jeigu Dievas tave paragina būtent imtis ir dėl baimių slėpiesi. Gal Saulius bijojo, kad žmonės parodys į jį pirštu ir pasakys, kas tas per žmogus? Kas jis toks? Ūkininkas? Palauk, kiek mes turim išsilavinimų žmonių tautoje, kurie geresnė, gražesnė, aukštesnė, turtingesnė ir esnė, visas sąrašas būtų. Tiek daug žmonių geresnė už jį. Ir jeigu tu tas žmogus ir tu nori imtis kažko ir žmonės pradės pirštą tave rodyti, kas jis toks, tai skauda. Ir jeigu nenori patirti skausmo, slėpiesi už daiktų. Aš asmeniškai galvoju, kad Sauliuje tekėjo lietuviškas kraujas. Tamet prasme, kad jis gal turėjo problemą su saviverte. Nepilnavertiškumo jausmas gali taip užrakinti mus, kad slepiamės už ko nors. Nepilnavertiškumo jausmas sako, tu nevertas, tu netikis, tu nesugebantis. Kasgi tu? Niekas nenori tavęs. Niekada tau nepavyks. Kiti gali žymiai geriau tai atlikti negu tu. Ką man reikia lysti į šį reikalą? Ar kas nors mane pakvietė kažką dabar imtis ir daryti? Ar pažįsti tokius balsus savyje? Ar pažįsti tokį nepilnavertiškumo jausmą? Tai užrakina ateitį. Trūksta optimizmo, trūksta drąsos pradėti kažkokį gerą dalyką. Žmonės su pilnavertiškumo jausmu linksta pasislėpti tarp daiktų, tarp žmonių ir nieko nedaryti. Aš žinau, apie ką aš kalbu, nes kartais tokie jausmai aplanko ir mane. Kažkas sakė, kas nešoka, nepažįsta jausmo būti saugiai sugautus. Tai reiškia, kad mes niekada nepatirsim Dievo nuostabaus veidimo, jei tik sėdėsime namuose. Mes asmeniškai ir kaip visa bendruomenė tik tada patirsime
dvasinį atsinaujinimą, kai išeisime iš komforto zonos ir pradėsime kažką naują su tikėjimu, kad Dievas pasigilės mūsų, Dievas prisidės, Dievas palaimins, apsaugos ir bus su mumis. Kol tai nepadarysim, nepatirsim to. Pabaigoje pasakysiu kai ką iš savo gyvenimo. Dabar Dievas išdavė, kad Saulius slėpėsi tarp daiktų ir mes skaitome 23 eilutę. Nubėgė, atsivedė jį iš ten, užėjome savo vietą tarp žmonių, jis stovėjo galva aukštesnis už visus žmonės. Samuelis tarė žmonėms, ar matote, ką viešpats išrinko, kito, kaip jis nėra visoje tautoje. O visi žmonės sveikino jį, šauktami, tai gyvoja karalius. Tu, kaip Saulius, Dievo pateptasis. Sutinki? Paklausyk, ką Samuelis tau šiandien norim pasakyti. Ar matai, ką viešpats išrinko šitai užduočiai? Tave? Kito, kaip tu, nėra. Visoje tautoje. Tu esi unikalus ir labai tinkamas žmogus Dievo planui ir jo užduočiai. Ko tau reikia? Dievas tave patvirtino, gal jau tikėjimo broliai ir sesės, gal jau patvirtino, sako, tikrai tu sugebi, tu gali tai padaryti, tu turi tą dovaną, Dievas laimina tave. Dievas jau pasakė, kiti broliai pasakė, tik tu dar nepasakai, kad taip aš sutinku. Kaip Saulius reagavo? Jis vėl ėjo į savo namus ir toliau dirbo prie jaučių. Jis yra pateptasis, jis jau viešas, paskelbtas karalius. Tačiau viduje jis dar nesutinka su pozicija. Jis pats nesutinka. Kiti sutinka, Dievas sutinka, bet jis pats ne. Iš dalies suprantama, nes dar nebuvo karūnos, nebuvo karališko sosto, ant kurio jis galėjo atsisėsti, jis ėjo namo. Ir gal buvo labai keistas jausmas, dabar viskas nauja, viskas šviežia, kaip ten su tuo susidoroti? Keistas jausmas. Ir aš prisimenu tą dieną, kai aš išlaikau vairavimo egzaminą ir gavau teises. Tada aš galėjau vairuoti mašiną vienas, be mokytojų. Ir pirmi važiavimai buvo labai keisti. Toks keistas jausmas apimdavo mane, kad net paraudis iš gėdos vairavau ir galvoju, kad visi kiti žiūri tik į mane ir sako, kas leidžia tam vaikui vairuoti. Ir aš ten sėdžiu, aš turiu teisę, aš moku vairuoti mašiną, bet kažkaip keistas jausmas. Aš dar nebuvau pripratęs. Po kažkiek laiko pripratau. Aš suprantu, gal daugelis turi iš jūsų teisės ir supranta, kaip pradžioje buvo keistas. Pažįstu žmonės, kurie turi teisę, turi mašiną, bet bijo vairuoti. Ir dėl to nepatyrė, kaip patogiai galima savo mašiną važiuoti nuo taško A iki taško B. Kaip nereikia viešų transporto. Atsisėdi, važiuoji, jau atvykai. Nepatyrė, bet jie galėtų. Viskas yra, sąlygos yra, visos. Dėl ko? Dėl baimių. Ar tu esi toks krikščionis? Tu esi išgelbėtas, tu turi šventąją dvasią, tu turi kitą širdį, bet dėl kažkokių baimių nevairuoji. Viskas stovi vietoj. Viskas stovi. Patikėk Dievo žodžiu ir išdrįsk pradėti kažko naujo. Gal Dievas duos į širdį kažkokią pradėti naują tarnystę. Arba seną tarnystę.
tai visada bus kažkas naujas, kur seniai nebebuvo arba dar niekada nebuvo ir visi gal ir pasakys, kas tas, kas yra ta tokia, kas yra ji toks, ji tokia, kas jis toks. Tai nepavyks. Ai, tas. Visada bus tokių žmonių, kurie taip pasakys. Pasauliu irgi tai buvo, 27 eilutė skaitome, bet keletas niekšų sakė, tai yra niekšiai, kurie sako, tai, kaip gali šis vaikinas mus išgelbėti? Jie niekino jį ir dovanos jam neatnešė. Visada bus tokie, kuri parodys pirštu. Dabar Saulius sėdi namuose. O Dievas norėjo, kad jis būtų karaliumi. Dievas jam per pranašą kalbėjo ir davė ženklus, tauta paskyrė jį karaliumi. Ką dabar daryti, kad tas Saulius pats suprastų, kad jis karalius ir užimtų tas pareigas? Dievas labai turi daug galimybių. Pažiūrėkime į 11 skyrių, kaip efektyviai Dievas tai padarė su Sauliumi. Dievas padarė, kad vienas Amonito karalius apgulė vieną Izraelio miestą ir gąsdino išlupti kiekvienam dešinę akį. Ir jis sakė, antrą eilutę, šitaip ištrauksiu gėdą visam Izraeliui. Jabešo seniūnai, Jabešas buvo tas miestas, Jabešo seniūnai sakė jam, duok mums 7 dienas atsikvėpti, kad galėtume pasiųsti pasiuntinius į visą Izraelį. Jei neatsiras, kas mus gelbėtų, mes tau pasiduosime. Atėję Sauliaus Gibėją pasiuntiniai perdavė šios žodžius žmonėms, visi žmonės aimanavo. Kaip tik tuo metu, varydamas jaučius, iš laukų sugrįžo Saulius. Kodėl žmonės verkė, klausė Saulius. Jie pakartojo jam žinią apie Jabešo gyventojus. Klausantis šių žodžių, Saulius pagavo viešpaties dvasia ir jis labai įniršo. Paėmęs jungo jaučius, jis sukapojo juos į gabalus ir išsiuntinėjo per pasiuntinius po visą Izraelio žemę su įspėjimu. Taip bus padaryta su jaučiais kiekvienu, kuris tik neateis sekti paskui Saulių ir Samuelį. Viešpaties baimė apėmė žmonės ir jie atėjo visi kaip vienas. Ir jie nužygavo, kovojo ir laimėjo. Ir visi žmonės sako, ar matai, čia yra mūsų karalius, mūsų naujas Saulius didvyris, jis išlaisvina mus. Matai, jis, Ir tas Saulius, tikrai, jo, aš nieko ypatingo nepadarau, aš kažkaip supratau, reikia kažką čia daryti, reikia imtis ir taip negali būti ir padarau ir Dievas palaimino. Oho, gal tikrai aš tinkamas šitai užduočiai. Ir jis suprato per šitą įvykį, Dievas iš jo kažkaip kuteno taip, kad išlipo tas karalius iš jo. Ir kad jis pagaliau suprato, dabar aš tikrai ne dėl savęs, ne iš savęs, aš ne didvyris, Dievas yra. Ir Dievas per mane veiks. Ir tada man nereikia ant savęs tą visą naštą nešti. Bet Dievas yra. Ir tokiu būdu aš sutinku būti karalium. Ir klausykite, ką pranašas Samuelis po to iškart pasakė, 14 eilutė, eikime į Gilgalą ir ten atnaujinkime karalystę. Visa tauta nuėjo į Gilgalą, jie ten paskelbė Saulų karaliumi viešpaties akivaizdoje, jis jau buvo karalius, dar kartą buvo paskelbtas karalius. Ir aukojo padėkos aukas viešpačiui ir labai džiaugiasi
ten Saulius ir visi izraelitai. Dabar kitaip. Anksčiau izraelitai džiaugiasi, o jis pats ne, nes dar nerado savyje tą. O dabar jis sutiko ir dabar jis atrado savo vietą. Ir tikrai jis sugebantis, tikrai iš Dievo pašventintas ir pateptas karalius. Saulius jau buvo karalius ir jis nesielgė kaip tikras pateptasis, pasislėpė, bet Dievas davė tokią situaciją, kad jis suprato pats, kad jis tinkamas, kad jis yra didvyris, kad jis yra vadovas, jis yra karalius. Ir šį kartą, kai buvo atnaujinama karalystė, jis tikrai džiaugiasi su kitais. Ar tu gyveni kaip Viešpaties pateptasis? Ar atradai savo vietą, ar slėpiesi? Ar bijai pradėti gyventi pagal Dievo pašaukimą? Dievas per šitą pamokslą konkrečiai man asmeniškai kalbėjo. Aš neišdrįsau žengti konkretus žingsnius link to, kad pradėti kurti naują bendruomenę. Man yra lengviau pasislėpti už tarybos, už pastorų, už šitos bendruomenės, negu šokti pirmą eilę ir daug rizikuoti, kuriant kažko naujo. Aš bijau. Aš turiu nepilnavertiškumo jausmą. Kas aš toks? Kodėl žmonių turėtų manęs klausyti ir netgi priimti Dievą, kai aš pamokslauju? Kai kitas, tas evangelistas pamokslautų, jis dievotas, jie pateptas, aš pakviesiu žmonės, kad jie išgirstų, kad jie priimtų evangeliją, bet aš, kad Dievas per mano tarnystę kažką veiktų, aš asmeniškai nelabai neįsivaizdavau. Dievas mane labai padrąsino per šį pamokslą imti ir pradėti veikti, nes Dievas jau patvirtino tą kelią, žmonės patvirtino tą tarnystę, tik man reikėjo dar suprasti, kad Dievas tikrai nori mane naudoti. Ir aš suprantu, kad ne aš kažką ypatingą noriu daryti, o Dievas. Aš po truputį suprantu, kas įeina į bilietų kainą. Kas yra jau įskaičiuota. Dievas nori mums duoti dar daugiau negu tik išgelbėjimą. Man įtikėjusiam reikia Evangelijos, nes Evangelija išlaisvina mane iš nereikalingų baimių. Mane. Jėzus Kristus atėjo į šį pasaulį su misija žmonėms parodyti dangiškąjį tėvą ir numirti už nuodėmes ant kryžiaus. Ir prieš suėmimą Getsemanės sode jis dirbėjo ir labai pergyveno žengti paskutinius žingsnius. Bet jis karštai meldėsi ir atidavė savo valią į Dievo rankas ir pasakė: Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau nebūna ne mano, bet tavo valia. Tai buvo tikra vidinė kova. Bet jis žiūrėjo į tikslą, žiūrėjo į misiją, žiūrėjo į užduotį ir buvo klusnus, nepaisant jausmų. Laiške Filipiečiams skaitome, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį paaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų. Ir aš supratau, Evangelijos žinia yra tokia. Kai atiduosi, gausi. Tai yra paradoksas, ar ne? Kai atiduosi, visada turėsi mažiau, ar ne? Kai atiduosi. Bet pas Dievą yra visiškai kitaip. Kai atiduosi, jis tau duos, turėsi daugiau. Kai mirsi savo, turėsi tikrą gyvenimą. Kai nusižeminsi, Dievas tave paaukštins. Tai negeras pasakymas, bet Jėzus Kristus ir taip gyveno. Jėzus Kristus taip įrodė ir gyveno. Ir todėl noriu šiandien paraginti mus visus
tikėti Evangeliją. Atiduoti pirmiausia savo gyvenimą Jėzui. Atiduoti savo baimės ir nepilnavertiškumo jausmą Jėzui. Ir pamatysi, kad tau atsivers duris į naują, dar niekada nepatirtą nuostabų gyvenimą. Aš nusprendžiau atnaujinti, kaip čia buvo karalystė, atnaujinti mano tikėjimą ir mano supratimą apie Evangeliją. Man reikia Evangelijos. Ar tau reikia Evangelijos? Aš noriu melstis. Viešpatie, ačiū už tą puikią istoriją apie Saulių. Ir kaip panašiai yra šita istorija su mano. Gal kažkas kitas irgi susitapatina su šitą istoriją. Kad mes žinom, kas mes esam tavo vaikai. Mes turim šventąją dvasią, mes turim pakeistą širdį, bet bijom žengti žingsnius. Kovojam su nepilnavertiškumo jausmu. Kovojam su baimėm. Dieve, labai prašau, išlaisvink mus. Aš tikiu iš naujo Evangelijos jėga, kaip ir Jėzus Kristus nugalėjo baimę. Aš noriu nugalėti baimę. Aš noriu atiduoti visą savo baimės ir savo valią tau. Pakeisk. Ne pagal mano, bet pagal tavo valią noriu gyventi. Dieve, labai prašau už esančius žmonės, už šitą bendruomenę, kad mes išdrįstume rizikuoti, išdrįstume patirti tą, ką tu esi mums pasiruošęs. Dieve, padėk mums ne taip elgtis, kaip tas vaikinas ant laivo, kuris tik tarp kaminų miegojo. Juodą duoną valgė. Tu nori mums kitokį gyvenimą pasiūlyti. Pergalingą gyvenimą. Gyvenimą su tavim. Ir iš tikrųjų pasiekti kitus žmonės dėl tavęs. Dieve, pasigailėk. Pasigailėk. Ir pakeis mūsų širdį vis daugiau. Tai prašau Jėzaus Kristus vardu. Amen.